Praėjusią savaitę viešoje erdvėje pasigirdo svarstymų. Galbūt Lietuvai verta prisijungti prie vadinamosios Trumpo taikos tarybos. Lietuvos prezidentas dalinosi informaciją apie neformalius signalus arba kvietimus prisijungti prie šitos tarybos ir sakė, kad verta pasitarti su partneriais. Tačiau čia svarbu pastebėti vieną esminį dalyką. Bet kuriuo atveju tai negali būti vieno asmens, tegul ir prezidento sprendimų. Taip pat svarbu, kad šiuo atveju kalbame apie galimus naujus šalies tarptautinius įsipareigojimus. O tokiu atveju reikia įvertinti, kiek šitie tarptautiniai įsipareigojimai dera. Pirmiausia, su Lietuvos konstitucija, taip pat su kitais jau Lietuvos Respublikos prisimtais tarptautiniais įsipareigojimais. Trumpo taikos taryba kelia labai daug abejonių dėl tikrųjų jos tikslų, juolab dėl deklaruotų veiklos metodų. Analogiškas abejonės kelia ir tai, kiek dalyvavimas Trumpo taikos taryboje dera su Lietuvos Respublikos narystė ES ir NATO. Be to, jau kai kurios ES ir NATO valstybės pareiškė nesijungsiančios prie tokios abejotinos Trumpo taikos tarybos. Todėl būtų klaida supaprastinti šio klausimo sprendimą iki miglotų signalų arba diplomatinių užuominų. Mes turime nepamiršti, kad tokie klausimai pagal konstituciją apskritai turi būti labai plačiai išdiskutuoti ir negali būti priimami be Seimo sprendimo, o dažniausiai Seimas ratifikuoja atitinkamas tarptautinės sutartys. Čia kalbame apie sprendimus, kurie gali turėti ilgalaikių pasekmių ir ne vien mūsų valstybei, o visai tarptautiniai saugumo sistemai, taip pat ir tarptautinės teisės ateičiai.